Lietuvos dainų šventė. Tai svarbiausias šalies kultūros reiškinys, jungiantis visas kartas ir visus žmones, stiprinantis šalies tapatybę ir garsinantis jos vardą pasaulyje jau visą amžių. Tai išsaugo mus laike. 1843 metai. Šveicarijoje, Ciuricho miesto aikštėje surengta pirmoji dainų šventė. 1869 metai. Įvyko pirmoji dainų šventė Baltijos šalyse, Estijoje, Tartu mieste. 1902 metais Mažojoje Lietuvoje pradėti rengti lietuviškųjų vakarų koncertai, vadinami dainų šventėmis, ant Rambyno kalno ir Tilžėje. 1924 metai. Lietuvoje, Kaune, pirmą kartą surengta dainų šventė – Dainų diena. Kas yra šimtmetis? Ką laiko begalybėje reiškia 100 metų, per kuriuos subręsta pušis, jūra nuskalauja krantus, smėlis užpusto namus, o žmogus, jei lemta, nugyvena gyvenimą, regėdamas, kaip keičiasi pasaulis ir suvokdamas, kad visa, kas jame esmingiausia, niekur nedingsta ir per amžių išlieka nepakitę. Kad atsirastų laikas, reikalinga erdvė ir judėjimas. Sekundė, lašas, smiltelė didžiajame visatos laikrodyje, kelios dešimtys metų žemės laikrodyje, paliečia kiekvieną. Reikėtų, kad ir mūsų vidų iš tikrųjų perlietų, sujudintų didžiojo laiko banga, kad pajustumėm ją kaip kažką didesnį, reikšmingesnį už mus. Lyg daina, kurios pradžia ir pabaiga glūdi žmogaus širdyje. Taigi eikime, paleiskime dainas.